Pokalbiai apie orą. Tai sveiki visi. Šiandien turime naują podcastą ir pakalbėsime apie galbūt mažai aptarimą, bet tikrai aktualų klausimą, tai yra kondicionieriai. Nes kadangi dabar pirmosios vasaros dienos ir daug žmonėms kilo klausimų, reikia žinoti kas, kaip, ką, kur, kodėl. Ir čia turime šalimais gerbiamą mūsų draugą Airidą, kuris būtent yra atstovas, būtent tam tikrų kondicionierių. Tai Airidai, porą žodžių apie save. Taip, tai sveiki visi. Kaip ir Gedas pristatė, esu Airidas, kondicionierių tiekėjas, Daikin Media įrangos atstovas, pardavimų vadybininkas. Tai žodžiu, o aš esu Gediminas, esu iš Gedartos, atsakingas už pardavimus. Tai aš esu tas būtent pirmasis veidas, kuris gauna skambučius ir kuris žino apie žmonių, pavadinkim, poreikius, klausimus, bėdas. Ir šiandien tas bėdas norėčiau pakontempliuoti, geras žodis. Ir mes šiandien kažkaip netikėtai kartu su Airidu susiderinom, abudu meninį bleką esame, abu juodi, tai žodžiu, pakalbėsime apie šviesius kondicionierius tada. Žodžiu, eisim iš eilės. Kaip ir minėjau, žmonėms labai yra įdomu tam tikri klausimai apie pačius kondicionierius ir jie ten nori paklausti, kodėl, koks reikalingas ir panašiai. Tai visada galbūt pradžiai reiktų pradėti nuo pačių kondicionierių tipų, nes žmonės, jie galvoja, kad tai yra kondicionierius vienintelis variantas, kuris yra tik ant sienos kaba, bet jie skirstomi į skirtingus tipus. Tai va tada Airidai daugmaž papasako, kokie būtent tipai populiariausi ir kurie naudojami, tarkim, biurose, tarkim, pato papasakosim galbūt komercinės patalpos, tai tos pačios parduotuvės, kas galbūt mūsų žiūrovai žiūri ir turi savo nuosavą verslą, daug dievė jiems to verslų. Ok, tai galbūt pradedant apskritai nuo kondicionierių tipų, rūšių ir panašiai, tai jų yra nemažai. Pasistengsiu neišsiplėsti ir taip galbūt žmonių kalba trumpai pristatyti. Tai pirmiausia būtų pačios populiariausios split sistemos. Split sistemos, kaip iš anglų kalbos paprastai išvertus, yra padalintos sistemos, kada turim vieną vidinį lauko, vieną vidinį bloką namuose, kitą lauke. Tai ko gero čia yra pačios populiariausios ir plačiausiai pritaikomos sistemos tiek buitiniuose namuose, tiek administracinėse patalpose ir panašiai. Sekantis porūšis pačių kondicionierių tai būtų multisplit sistemos, kada mes turime vieną lauko bloką ir daugiau vidinių. Dažniausiai gamintojai siūlo iki 5 vidinių galvų. Tai vėlgi toks pritaikymas jų yra šiek tiek platesnis, norint sutaupyti vietos ant fasado, ant stogo, lauke ir panašiai. Mažiausiai populiarūs Lietuvoje monoblokiniai kondicionieriai, tai yra kaip pats žinai, ko gero, Amerikoje paplitę langiniai, kada tie kompresorius. Jie Lietuvoje galbūt nėra populiarūs, todėl kad mūsų klimatas yra nepritaikytas jiems. Aš iš karto užbėgsiu, nes man dažnai žmonės skambina ir klausia, sako, Gediminai, ir yra kondicionierius be išorinio bloko. Čia galbūt būtų daugiau mobilus kondicionierius, tą, kur jūs galite nusipirkti senukose, depo ar bendrajam prekybos centre. Jis turi žarną, tai negalim sakyti, jis yra be išorinio bloko, ta žarna yra skirta tam, kad jeigu viena pusė kaista, tai kita automatiškai turi šalti ir atvirkščiai. Tai žodžiu, rezumė tokia, užbėgdamas čia tą diskusiją į tą, tokių kondicionierių yra, jie populiarūs, jie nėra brangus, jų montuoti beveik nereikia, galima ten patiems tą dalyką padaryti. Bet kurie tie monoblokiniai yra, tai realiai monoblokiniai, čia mes galbūt galim net išsiplėsti, aš truputėlį paaiškinsiu, nes kad mes jau po to prie monoblokinių nebegrįšim tikriausiai. Monoblokinis yra, kuomet gręžiasi 2 sienų skylės ir pats kondicionierius neturi išorinio bloko. Tai čia būtent senamiestyje galbūt yra opus klausimas, kai nėra galimybių. Bet tos 2 skylės, jos yra gan didelės, 160 diametro, ko pasiekoja vėliau gali būti šaltis. Pareiti žiemos metu, nes žmonės žiemos metu kondicionierius jau tikriausiai nebenaudos. Jie daugiau naudojami tokiuose kaip šiltesnio klimato šalyse, kaip Italija, Prancūzija, Kanai, ten ta pusė ten gali naudoti plačiau. Lietuvoje tai yra būtent sąlyginai, kai rinkamasi viena blogybė iš 2, nes jeigu senamiestyje nėra galimybės įdėti, tuomet kažką yra daroma, galvojama ir panašiai.
Tai va, tai čia žodžiu, tiesiog trumpai, lyriškai nukrypau. Puikiai nukrypai, kaip pasakyti, papildai mintis, tai jo, monoblokinis yra dviejų tipų tas įrenginys, kaip ir pats paminėjai, įrenginys be lauko bloko, kada mes montuojam kažkokį tai ortakį, sienoje, lange, skylę pjaunam ir panašiai, arba tas būtent paplitęs mobilus kondicionierius, kuris naudoja ortakį, žarną, vamzdį, kaip pavadinsi, nepagadinsi. Tai kaip ir sakai, mes tikrai neįsiplėsim. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra avarinis, nepopuliarus. Avarinis, kada mes neturim galimybės įsigyti normalų įrenginį, kada mes nebijom triukšmo, kada mums nereikia efektyvumo ir panašiai. Tas visas triukšmas, neefektyvumas kyla iš ko, kadangi mes turim, viską vienoje vietoje. Paprastai sakant, 2 radiatorius, kompresorių, viską turim vienoje vietoje, tai apie tai neįsiplėsim. O kalbant toliau apie įrenginių tipus, tai kaip ir minėjai, galbūt kažkas žiūrės su komercija, kas yra aktualu. Kasetės, pavyzdžiui, yra aktualu. Jo, tai galbūt apie kasetės prie multisplit mes sugrįšim, bet yra dargi VRV tipo, vandeninės vėsinimo sistemos, kada jau mes galim montuoti prie vieno lauko bloko. Daug išorinių blokų ir gali būti trasos ilgos. Daug vidinių, sujungti su vėdinimo sistema ir panašiai, bet manau neįsiplėsim, nes čia visai atskiras pogrupis, manau, žmonėms tiesiog, kad tokie dalykai yra. Aš galbūt dar norėjau, kalbant apie kondicionierių pačius tipus, yra kanaliniai kasetiniai. Kasetinis, ką jis reiškia kasetinis? Kasetinis yra kondicionierius tas, kuris montuojasi lubose, turi 4 plyšius, per kuriuos oras yra paduodamas, o per patį centrą jis yra traukiamas. Tai žodžiu, čia toksai galbūt daugiau naudojamos biurose populiaresnis tipas, nes lubos būna dažniausiai aukštos, nes namuose niekas nenori susižeminti lubų labai smarkiai, nes realiai reiktų vien tik dėl to kondicionieriaus žeminti, nesumeluosi apie 24 cm mažiausiai. Aišku, yra dabar populiarėja vienos krypties kasetės, kurios yra gerokai lieknesnės, jos tik tais 16 cm, tai galim jas aptarti, nes dabar aš ir pas dažnai jas siūlau, tai yra brangesnis truputį kondicionieriaus tipas. Bet žinau, kad iš tiesų jis atrodo gan simpatiškai, nes toksai, jeigu butas yra, kai ateina moteris ir sako, pas mane viduj neturi būti jokių galvų, aš nieko nenoriu matyti ir man turi būti feng shui. Tokiems žmonėms, aš sakau, yra variantai, galbūt kanalinio tipo kondicionierius, tai būtų, kuomet kondicionierius slepiasi po lubomis, kolidoriui, išvedami ortakiai ir petinės išpučiamas tik tais oras, arba dabar, kaip madoje, yra plyšiniai difuzoriai, kur matosi tik tais toks siauras, gražus plyšelis, pėgų, kurį nėra. Tada moteris jaučia orgazmą, matydamas nieko lubose ir tada jos jau supranta, kad čia yra geriausia. Tai yra gerokai brangesnis būdas, nes jeigu mes kalbame apie splitus, būtent pakabinti kondicionierių ant sienos, tai yra būtent pigus reikalas, nežinau, galbūt pats kondicionierius kainuoja apie 500 eurų, priklausomai nuo galingumo, o kanalinis, manau, gal prasidėtų jau ten pats kondicionierius apie 1000 eurų ir į viršų. Dar tada atsiranda ir plyšiniai difuzoriai poreikis, plyšiniams difuzoriam poreikis. O vienos krypties kasetė, dabar išduosiu, tai labai smagiai susimontuoja kolidoriui. Jeigu yra mažas butas, PVZ 40 kvadratų, tenais kolidoriui dažniausiai prie spintos galima nuleisti lubas ir ta vienos krypties kasetė pučia būtent tą bendrą erdvę. Ten, tarkim, 3,5 kW, biudžetiškai galima ten porą tūkstančių eurų tilpti ir, kaip saka, neturėti daug visokių dekoratyvinių dalykų. Tai žodžiu, čia tokie esminiai, manau, čia šitie kondicionierių tokie tipai, tai yra ant sienos kabantis kondicionierius, tada kasetė, tada yra būtent kanalinis kondicionierius, monoblokas, kuris neturi išorinio bloko. Ir mes atskirai kalbėjome apie multisplitus, bet multisplitais jie tiesiog apjungia, kad nereiktų atskirų išorinių blokų. Jo, tai aš gal trumpai šiek tiek praplėsiu tavo mintį dėl būtent vidinio bloko tipo. Tai grįžtam prie tų pačių split sistemų. Split sistema vienas vidinis, vienas laukinis. Koks vidinio tipas, kasetė, ortakinis, sieninis ar panašiai, tai skirtumo nėra. Sistema vis tiek lieka split. Tik tai keičiasi vidinio bloko, pavadinkim, dizainas, panaudojimas, montavimo galimybės ir panašiai. Tai jeigu kalbant apie sieninius, pradedant tų pačius populiariausius, labiausiai paplitusius tiek komercijoje, tiek buitiniuose namuose, tai kokie privalumai, funkcionalumas, triukšmo lygis,
patikimumas, viskas sumontavimas susideda būtent tampa populiariausiu įrenginiu būtent dėl to, kad į paprastą montuot gauni už mažiausią kainą geriausią kokybę. Jo, geriausia, nes jisai yra efektyvus ir taip. Bet kada mes turim kaip žinai, kažkokį tai įdomesnį objektą, įmantresnę dizainerę, tai žmonės nori visada būti išskirtiniai. Tai. Ir aš, pavyzdžiui, pats pas save namuose irgi jau renkuosi, būtent, kad būtų ne vien tik tais, šiaip dažnu atveju tie būna brangesni, jie jau turi tokį labai gerą, platų spektrą tų gerųjų privalumų, tai nes jie tada būna dizaininiai, tai aš dabar manau, kad apie dizaininius ir pakalbėsiu. Jo, būtent apie sieninius turiuomeniai. Jo, apie sieninius. Jo, tai apie sieninius, manau, funkcionalumą mes dar plačiau prasiplėsim šiek tiek tolimesnėme apie pačias funkcijas pasižiūrėkime pačios. Apskritai lyginant, tarkim, kondicionierių vidinių blokų tipus, kasetė, ortakinis, koloninis ir sieninis ir panašiai, tai sieninis turi privalumus, kaip ir minėjau, pigiausias, funkcionaliausias, tyliausias. Jeigu mes jau žiūrime į montavimo galimybės, vėlgi sieninis visada laimi. Jeigu mes kalbam apie kasetę, kaip ir pats minėjai, buitiniam vartotojui ją pritaikyti yra gana sunku dėl aukščio virš lubų, tai dažniausiai jis reikalingas 26 cm, 24 cm ir daugiau, gipso profiliai ir panašiai, tai ir retas atvejis, kada montuojam. Kasetė dažniausiai yra arba labai jau mes turim didelį patalpų aukštį, arba daugiausiai paplitę, kada yra patalpose galbūt daug darbuotojų, administracinės kažkokios tai patalpos, komercinės patalpos, kada reikia paskirstyti tą srautą tolygiai, nes vėlgi pati technologija, kad įrenginys pučia jau ne viena kryptimi, o kaip ir pats minėjai, 4 kryptimis vienu metu. Tai apie kasetės funkcionalumą, montavimą, manau, pastatytume į antrą vietą. Žinokit, manau, kad aš, kaip pasakyčiau, kasetės dažniausiai mes suprojektuojam projektuotojai, nes, pavyzdžiui, pas mus yra Gedartoje projektavimas ir būtent žiūrime, kad būtų tas oro paskirstimas ir realiai 95% eina visų kasečių tik tais į biznis. Tai yra realiai parduotuvės, nežinau, kažkokios viešosios įstaigos ir panašiai. Tai, žodžiu, žinai, irgi retas žmogus, kuris būtent nori. O kalbant, dabar, pavyzdžiui, galim pakalbėti apie pačias funkcijas, nes būtent žmonėms kyla klausimas, kodėl aš turiu mokėti daugiau pinigų už kondicionierių, kam man tos funkcijos, ar aš jas naudosiu, ar aš nenaudosiu ir kodėl būtent tos funkcijos būtų reikalingos man. Tai va, tai žodžiu, tu va, papasakok, tu kaip iš savo pusės, kaip bendravė su žmonėmis, ko nori žmonės, ko jiems galbūt reiktų ieškoti. Tai va, būtent koks tikslas yra. Jo, tai apie tas funkcijas išsiplės galbūt konkrečiai, kad žmonės ieško funkcijų negalėčiau, nes dažniausiai žmonės ieško kokybės. Kokybė susideda iš ko, kad aš turiu norimą temperatūrą, tikslę palaikomą temperatūrą, neturiu pašalinių triukšmo lygio, įrenginys veikia patikimai ir tinkamai. Tai pavyzdžiui, dabar, tarkim, papasakok apie patį filtravimą. Kuo skiriasi, tarkim, pavyzdžiui, jeigu būtų paprastas filtras, ar kuris turi ionizavimą. Tai va šitą dalyką, tarkim, pavyzdžiui, gal papasakok, tarkim, apie Daikin kondicionierių, kuo jisai, tarkim, turi tą geresnės. Dažnai galbūt yra žmonės, kurie turi ligų su kvėpavimo takais ir galbūt kažkoks kondicionierius konkrečiai tiktų, tai modelis, galbūt, Jo, tai visas tas filtravimas, galbūt aš nekalbėsiu kaip Daikin, Midea ar konkretaus tai brendo atstovas apskritai apie visą visumą, kad šiek tiek turėtų bendresnį vaizdą, kaip vyksta būtent tas filtravimas, kokios galimybės, koks jis gali būti, tai apskritai, kaip ir minėjau pradžioje, daugiausiai filtravimo galimybių visada turi sieniniai įrenginiai. Tai papasakoju apie ionizavimą. Ta prasme, kad žmogus suprastų, kad yra sidabro ionai, kurie būtent padeda tam orui Jo, tai jeigu nuo pradžių kalbant, bet koks įrenginys, nesvarbu premium, eko segmentas ar panašiai, visi įrenginiai turi kietų dalelių filtrą. Kietų dalelių filtras yra plaunamas vandeniu, tai gali padaryti kiekvienas naudotojas be kažkokio tai specialisto pagalbos. Sekantis filtrai. Aš šiaip žmogui pasakysiu, kad kas tai yra kietųjų dalelių filtras, jūsų ore yra dulkės.
Tai tos dulkės, kadangi jos eina per kondicionierių, tenais, kad tas neužneštų šilumą, kad čia yra naudojamas toks ganėtinai grubus filtras. Filtrai yra nelygus, kadangi būtent yra sėda dulkės ant kondicionieriaus, bet kondicionierius, tarkim, turiu, pavyzdžiui, sidabro jonizavimą. Tai jis realiai būtent aktyviau, pavadinkim, daugiau tų dulkių nusėda. Tai vat, mes ir norėjom pasakyti, kad tie pigesni kondicionieriai, jie tik tais turi, pavadinkim, tą tokį grubų išfiltravimą, bet jeigu tai žvelgtume į geresnės serijos kondicionierių, nu, tarkim, pavyzdžiui, paimkim Daikin, galbūt Perfera, palyginkime su netgi tą pačią Nepūrą, žinai, tai vat, irgi tau galėtum truputėlį daugiau paaiškinti. Jo, taip skritai, jeigu kalbant apie patį Daikiną, tai kada mes jau pradėjom kalbėti apie filtravimą kietų dalelių filtras, sidabro jonų, titano jonų, kokių tik filtrų nėra pas tiekėjus, kaip jie veikia, iš tikro mokslinių tyrimų nėra daug, bet kaip ir minėjai prieš tai, ką reikėtų atkreipdėmėsi, tai būtent oro ionizavimas, kažkokios taip patentuotos technologijos, kaip pavyzdys, Daikin turi flash trimmer oro valymo technologiją. Va šitą dalyką plačiau papasakos, nes čia daug kas apie tą dalyką galbūt pirmą kartą išgirs, bet ir žiauriai geras dalykas, tai galite... Jo, dalykas tikrai geras, skatina pardavimus, ypač jeigu yra alergiškų asmenų šeimoje, jeigu yra, kaip pasakyti, alergiškų žiedadulkėm ir panašiai, tai paprastai tariant, tai yra kaip ir patentuota Daikin technologija, kuri jau nėra paprastas paraloninis kažkoks filtras dengtas tam tikrą dangą, o jis jau yra elektrotechninis prietaisas, kuris šaudo į recirkuliuojamą oro įgreitintus elektronus, išmuša 4 cheminių grupių kvapus, mažina virusus, alergenus, bakterijas. Ir kas yra šioje vietoje svarbu, tai kad tai nėra kaip skambužių žodžiai, tai yra moksliniai tyrimai, moksliniai tyrimai, kurie yra tikrai, kaip pasakyti, deklaruojami viešai, galima juos pasiekti internete, žinoma, virusai, bakterijos, COVID. Tikriausiai galbūt nežus nuo to visai, bet bent jau prisidės prie jų sumažinimo, manau tikrai. Aš galvoju, netgi šito video aprašyme, aš mesiu linką, kuriuos žmonės galėtų daugiau pasiskaityti. Būtent kuriuose modeliuose reiktų ieškoti šios funkcijos? Visas premium segmentas, Perfera, Stylish, Emūra, visi nordikiniai variantai, vėlgi Perfera, Emūra, Stylish. Žodžiu, galim dabar, kalbam apie pačias funkcijos, tai mes dabar suradome tokią vieną gerą funkciją, kuri yra reikalinga žmonėms, kurie turi kvėpavimo ir kurie, tarkim, nori, yra maži vaikai, nes kaip žinia, dabar gan dažnai vaikai parneša iš darželio įvairių įdomių dalykų, tai galbūt visi galvoja, kad kondicionierius yra pats virusų šaltinis. O dabar pažiūrėkime, kaip sakant, iš kitos pusės, galbūt turėtų tas kondicionierius kaip tik ir mažinti tos virusus, nes realiai bus nauda ta, kad žmogus galės kažkiek pravalyti orą, nes čia gaunasi nebe kažkokia mokslinė fantastika, bet tai ateina į mūsų namus ir mes turėdami komfortą sukūrėme savo būtent galbūt sveikesnę aplinką. Nors tai mes su Aridu tikrai nesakom, kad čia įsidėsim su flash trimmer ir viskas. Visas gyvenimo lygos iš karto praeis, tapsime sveiki, gražus ir geri. Aš manau, kad dar viena tokia funkcija, kurią, tarkim, pavyzdžiui, reiktų išskirti, akis. Akis. Jo, tai papasako biškelį apie akį, nes būtent kaip ta akis seka, kodėl jinai gali būti įdomi funkcija žmogui. Jo, tai stebėjimo akis yra 2 tipų. Jeigu kalbam konkrečiai apie Daikiną, tai yra 2 zonų aptikimo akis, kurie aptinka kūną patalpoje, nukreipia srautą nuo tavęs, yra susijusių eko režimų būtent dėl elektros energijos taupimo, bet paprastai žodžiais sakant, jeigu tu sėdi namuose ant sofos ir tau jauti tiesioginį kažkokį tai srautą, dėl ko tu nejauti aukščiausią savo komfortą, tiesiog akis tave pamato, sukoncentruoja srautą, nukreipia nuo tavęs, kad tu negautum tiesioginio putimo. Aišku, žodžiu, realiai tu sėdi namuose ir jauti, kad Terminatoriaus akis vienas stebi ir neleidžia to peršalti. Tai čia logika tokia, kad būtent jeigu dirbate namuose ar vaikštote, kondikas yra pakankamai protingas ir Terminatoriaus akis stebi ir jūs stengiasi nepūsti vėjo, kad jūs nesusargdintų.
Tai va, tai čia aš manau, toks dalykas, nu, va, tai, pažiūrėjau, tie, kurie dirba žmonės namuose, jiems tai būtų ganėtinai naudinga, galbūt yra kalbant apie vaikus, nes, pažiūrėjau, vaikas, jeigu žaidžia ant kilimo ir jisai pajaučia, tarkim, vaiko tą temperatūrą judesi, jisai nukreiptų srautą nuo vaiko ir tokiu būdu galbūt nesartintų to pačio vaiko. Tas tikrai taip, bet kaip ir minėjai, Terminatoriaus akis čia yra kažkur 2015 metų, 2016 metų. Naujausi modeliai, dizaininiai modeliai turi jau terminę akį, kuri aptinka... Terminę akį, tai jis gaunasi kaip realiai su termovizorium dar tave šaudo, to prasme, tai visiškai vaizdą jis mato kaip termovizorius, taip pat aptinka kūną patalpoje, bet jis jau stengiasi sukoreguoti oro srautą, ne tik, kad į tave nepūstų, bet kad tolygiai paskirstytų šaltas oro mases. Tai gaunasi šaltos oro masės, tai čia pavadinkim, čia toks gražus žodis, labai šaltos oro masės, tai čia gaunasi tiesiog paviršiai. Jeigu mato, kad vienam paviršiai yra vėsiau, šalčiau, jis reaguoja, realiai paskirsto srautą po kambarį, kad būtų tolygiau. Jo, šiaip jeigu paprastai kaip įsireiškus, jeigu mes įsijungtume tikrą termovizorių ir žiūrėtume į įrenginį, tai po įrenginiu, tarkim, jeigu mes naudojam šildymo režimu, būtų šalta oro masė. Jeigu mes naudojam vėsinimui, būtų šilta oro masė priešingam į kambario kampe. Dėl ko taip vyksta? Vyksta labai paprastai, šaltas oras pagal fiziką yra sunkesnis, šiltas šiltesnis, įrenginys visiškai statmenai po savim negalėjo išpūsti iki stailišojo mūros. Padarė taip, kad tas srautas būtų maksimaliai paskirsti. Nes aš pamenu, tu man pasakoji, nes be su Aidu esam pažįstami jau prieš šitą podcastą, čia ne šitą žmogų ne šiandien sutikau, pažįstu. Jisai sakė taip, yra pačiam kondicionieriui yra vadinamasis mentė, kuri yra atskirai reguliuojasi ir kuri mentė atskirai dar, pavyzdžiui, turi savo visiškai atskirą eigą. Tai aš taip realiai žinau, kad, aišku, kondicionierius kainuoja kaip automobilis, bet ten tokių nanotechnologijų yra, kurios suprantu, kad jeigu tu žmogus gyvenime nori savo komforto ir tu klausi savo, ar aš geriau sumokėsiu vieną kartelę truputį daugiau pinigėlių, o turėsiu daiktą, kuris tarnaus daugelį metų, tausos mano šeimos sveikatą, tai galbūt tas daiktino produktas, kuris yra išdirbtas, kuris yra sukurtas japonų inžinierių, nes ten tie sokinukais, jie tikriausiai žino, ką daro. Ir ten paskaičiuoja visus reikalus. Tai žodžiu, manau, kad tie dalykai yra išspręsti maksimaliai. Ir dabar dar užkabinsim patį įdomiausią vieną momentą. Galbūt daugiau būtų midėja, Breezelessas. Mes kaip tik prieš podcastą susėdom, su šitą reikia pasakyti, kad gal būtent būtų geras sprendimas, Breezeless, tai yra būtent, čia aš jau papasakosiu, kaip pardavėjas, man skanu, sako, sveiki, aš turiu ten, noriu tylaus kondicionieriaus ir noriu, kad jis mane vėjo nepūstų. Sakau, yra, tai sako, o koks kondicionierius būtų? Sakau, toks midėja Breezeless. O kuo jis ypatingas? Sakau, įsivaizduoju, kad tas kondicionierius yra su mažom skylutėmis ir jeigu, tarkim, pavyzdžiui, yra maža erdvė, kaip pavyzdys, paimki miegamąjį, nes miegamajam tikriausiai žmonės eina miegoti, nori ilsėtis ir jeigu pučia kondikas į jį miegantį, tikriausiai gali supūs kažkokią nugarą ar dar kažkas tokio. Tai būtent ta Breezeless funkcija šaldymo metu, jinai galėtų tolygiai besrautiškai paskirsti vėją po jūsų patalpos. Aš tikiuosi maksimaliai žmogiškai pasakiau, jau čia daugiau versti. Aš manau, pasakai suprantamai, bet apie pačią tą Breezeless bevėją funkciją, tai labai dažnai šiuo metu yra apskritai visuomenė klaidinama, kad tu gali atvisinti patalpą be oro srauto, tai dėja nėra tiesa. Tu gali palaikyti tam tikrą temperatūrą, maksimaliai mažindamas srautą. Mažose erdvėse. Taip, mažose erdvėse, tai pats įrenginio galingumas, pats jo parinkimas, vietos parinkimas be galo yra svarbu, apie ką mes, manau, pakalbėsim dar. Dar tuos specialistai jums parinks viską, nes berniukai pagal iškvietimą atvyks į jūsų namus ir išpildys jūsų visus poreikius ir norus. Neprisižadėk. Jo, tai apie pačią Breezeless bevėją funkciją, tai kaip ir minėjau, jį palaiko temperatūrą, mažindama oro srautą, išpučia, kaip minėjai, per mažas skylutes. Kada ta funkcija veikia, kada mes turim mažą patalpą, kada mes turim efektyvią patalpą, kada patalpoje neturim
kažkokių papildomų šilumos šaltinių, ko pasiekoje mums reikia daugiau PVZ, aš vėsinimo pasakysiu, kas galios. yra papildomas šilumos šaltinis. Papildomas šilumos šaltinis gali būti panoraminis langas, veliuksas ir iš tenais gali atyti daug šilumos. Nu, pavyzdžiui, pasisuka saulytė tokiu kampuku, kad jūs džiugina savo spindulėliais, bet tie spindulėliai džiugina jūs to pačiu ir šiluma. Žiemą gal šiluma ir neblogai, bet vasarą per daug spindulėlių džiugesio žmonėms nepatinka, tada sako, gal būtų labai fainai turėti oro kondicionierių, kad šaltis džiugina. Tai jūsų tada džiugina midėja kondicionierius, brizlės, kuris nepačiu jūs tiesiogiai ir turite tokią savo smagų, gražų, jaukų orą namuose. Arba paprastai sakant, į virtuvę nesumontuosi, į komercinės patalpas kažkokias tikrai nesumontuosi, bet... Ir nėra tikslo tada tenais. Jo, jeigu turi mėgamai, jei kvadratūra nėra didelė, tai aš manau, kad tas sprendimas tikrai pasiteisinęs, populiarus, nu ir tikrai su minimaliais triukšmo lygiais mes galim palaikyti patalpos temperatūrą. Mes manau, kad galbūt smarkiai neįsiplėsime į ten milijoną funkcijų. Aš tiesiog dar žmonėms norėčiau pasakyti dar vieną, ką žmonės dar ieško ir kas dar gali būti aktuali funkcija, tas vadinamasis doleriuko ženkliukas, kuris taupo energiją ir galima padaryti 8 laipsnius. Tai va, būtent galbūt pakalbėk apie tą funkciją sodybose, darbinėse patalpose, pavadinkim, nu, tas pats garažas gali būti, nežinau, kur galima tą +8 funkciją naudoti, tai dažniausiai, nu, kaip ir minėjau, kaimo sodyba, kur tiesiog puikiai neužšautų ir tikriausiai, va, toj kolega ir išplės mane, papildys. Jo, tai +8, +10, tai vėlgi čia ta tema kaip ir bevėjais vėsinimas, be galo daug neteisingos informacijos, be galo daug tokios, kaip pasakyt, galbūt iš montuotojo, iš tiekėjo pusės teisingai nepateikiamų faktų, nes +8, +10 palaikymo funkcija, ji funkcionuoja tik tada, kada mes parenkam įrenginį padidintai, kada mes jau parenkam jį teisingai, kad jis aptarnaus patalpą prie -20, prie -25, nes bet kurio gamintojo +8, +10 palaikymas yra labiau kaip avarinis režimas. Ir žinokit, aš dabar išduosiu tą paslaptį. Žinokit, jeigu žmogus norite pasiėmę paprastą kondicionierių palaikyti 8 laipsnių funkcijas, žmonės tokia asociacija yra, o čia tik tais +8 ir man čia reikia dabar, kad tai tiek pabūtų ir galvoja, kad tai bus labai stopis daug pinigų, su būtent, pavyzdžiui, pigesniu modeliu, tai žinokit, lazda turi 2 galus. Žinokit, tas pigesnis, kuris nėra skirtas šildymui ir jisai bandys laikyti 8 laipsnius, tai žinokit, ten prisuks pinigėlių jums ganėtinai nemažai, nes jis tiesiog yra neefektyvus. Tikrai taip. Ir tą dalyką reikia žinoti ir apie jį galbūt niekas nepasako pardavėjai, o mes jums ir pasakysim. Išduosime, tik niekam nepasakokit, sakysim tą dalyką, tai galėsit žinoti. O mes dabar galbūt su pono Airidu pakalbėsime apie galingumus ir aš kaip ir montuotojas galbūt daugiau papasakosiu, ką reiktų žinoti ir ko reiktų klausti specialisto, kad tas specialistas nenukosmonuotų. Tai mes su kolegom patarsime jums, kaip reikia teisingai pasirinkti, kokius užduoti klausimus montuotojui. Tai žodžiu, Gedarta yra montavimo kontora, kur skambino žmonės ir mūsų klausys. Labą dieną, mes gyvename bute, mums reikalingas kondicionierius. Kiek kainuoja? Tada klausiu aš, sakykit, kiek kvadratų? Aha, sako, nu, tarkim, pas mus būtas 60 kvadratų. Ir aš tada tokį klausimą, o kiek kambarių? Tau ir kambarių dar reikia žinoti. Nu, tada, sako, pas mus ten 2 kambariai. Tada kitas klausimas, o kiek norite kambarių, kad būtų šauta? Tada atsimeta, tada, žinai, sako, nu, tikriausiai norim galbūt miegamajam ir didžiajam kambariui, tą vadinamajam salone. Aha, tai dar ir tų kvadratų jau sumažėjo nebe 60, nes miegamasis tikriausiai ten apie 14 kvadratų, o būtent salonas 30. Tai sakau, tada gal jums reiktų 2 kondicionierių, galima statyti ant atskirų šorinių blokų arba ant vieno ir tada prasideda galios parinkimas. Tai mums reikia saloną. Žodžiu, blogas pavyzdys, kuomet yra montuotojas neužduoda tokių klausimų ir žmonėms yra parenkamas kondicionierius, nu jums čia kainuos tiek ir tiek ir tiek. Ne, reikia sužinoti, paklausti, sakykit, ar pas jūs yra didžiuliai vitriniai langai. Tada sakys yra. Sakysiu, o kokia orientacija? Tada sakys, aha, pas mus čia saulė, pietus atsisuka, čia turi labai daug saulės, čia, žodžiu, gyvena mieste, žodžiu, mums karšta. Tada reiškia taip, grubiai skaičiuojama yra paprastai. Į 10 kvadratų 1 kW, čia tokia, vadinkim, natūralioji skaičiuoklė. Ir tada atsiranda
kintamieji faktoriai. Daug kintamųjų faktorių jūs patys nepasiskaičiuosit, turite jums specialistas parinkti, nes dažniausiai tokiu atveju daromas yra projektas, bet jeigu imant būtiškai, tai turėkite minti, kad, tarkim, pavyzdžiui, į tą didįjį saloną reiktų imti galbūt, jeigu yra 30 kvadratų, ne mažiau 3,5 kW. Jeigu tai yra aukštos lubos, didžiuliai vitriniai langai, tasai kondicionierius jums tiesiog jo nesugebės atšaldyti. Tada galbūt jau reiktų galvoti apie 5 kW kondicionierių, tam, kad jisai jums jį atšaldytų pilnumoj. Jeigu bus kondicionierius truputį ir galingesnis, tai tasai šaldymas nebus taip, kad jūs gyvensite su pingvinais, o bus taip, kad tiesiog tas kondicionierius greičiau pasieks jūsų norimą temperatūrą. Aišku, pingvinus norite auginti, tai čia kreipkitės, duosim ir pingvinam kondicionierių, parinksim, kad jiems būtų komfortabilu vasaros metu Lietuvoje. Bet svarbu atkreipti dėmesį va šitos mažas smulkmenas, jau pats kondicionierius koksai bus, jau kai žinosite jo galingumą, tuomet jau galėsite rinktis kondicionierius tipą, nes, būtent kaip montuotojas, kad nebūtų prikosponuota ir panašiai. Nes dažnu atveju montuotojas nori galbūt parduoti kondicionierių, neparinkdamas tinkamo galingumo, nes kuo galingesnis kondicionierius, tuo jis yra brangesnis, bet tada skambina ir sako, žiūrėkit, aš išsirinkau pati kondicionierių, į 50 kvadratų susimontavau 2,5 kW ir jis mane šaudo, kokį šūdą nusipirkau. Tai sakau, gerbiamą ponę, jūs, ką jūs veikit gyvenime, aš esu mokytoja. Tai sakau, gerbiamą mokytoja, ne jums rinkti, kaip sakant, kondicionierius, o reikia paklausti specialisto, pasikviesti berniuką pagal iškvietimą į namus ir tas berniukas pagal iškvietimą į namus jums parinks tinkamą oro kondicionierių. Tai žodžiu, kaip ir tada elementaru, tikriausiai jūs irgi atėję į servizą nesakote, neaiškinate meistrams, ką reikia daryti, kaip keisti tepalus ir panašiai, nes meistrai tikriausiai žino, kaip turi būti. Tai jūs nebijokit, jūs skambinkit. Yra tos elektroninės parduotuvės, kur jūs renkatės kondicionierius, lyginatės kainas ir panašiai. Aš pasakysiu, užėję gedarta.lt, rasite ten tokį numeriuką kampe, skambintų numeriuką Evaldui ir tas berniukas jums parinkinėja. Tas berniukas blogai parenka, ten paliksiu savo numerį komentarį, galėsit man paskambinti, tada aš tam berniukui duosiu motivacijos kitą kartą gerai parinkti kondicionierių ir tokiu būdu būtent išspręsim klausimus. O šiaip rimtai, bus po viso šito podcast'o, pačio aprašyme bus mano telefono numeris, aš manau, kad galbūt pasidalinsime kontaktais mūsų, kad galėtumėte užduoti tuos būti nepatogius klausimus, nes mes nesame, kaip sakant, podcasteriai, kurie uždavinėja nepatogius klausimus, mes sprendžiame jūsų problemas namuose, kad jūs galėtumėte teisingai pasirinkti ir sumažinti riziką neatvėsti vasaros metu. Tai vat. Jo, tai paminėjai labai tokių skambių frazių, iš tikrųjų patiko, man irgi į galvą šovė. Nebijok, aš dėl mokytojų neturiu niekas special. Jo, kada, žinai, kažkaip pas mus nusistovėjo, kad žmogus, aš pats viską moku, pats galiu susimontuoti, žinau, kaip pasirinkti ir panašiai, bet kada pas daktarą nueini, dažniausiai eini pasiklausti diagnozės, kad išrašytų vaistus, parinktų tinkamą gydymą. Tai čia, manau, reikėtų pirmą kreiptis pas specialistus, nes kaip ir minėjai, pasaulio pusė, langų plotas, kiek žmonių, kokia patalpų paskirtis, kokia patalpos varža, efektyvumo klasė, tai tų kriterijų yra be galo daug, be galo platus panaudojimas. Ir tikriausiai kaimynas Bronius nebūtinai gali būti išmintingas ant tiek, kad galėtų patarti jums teisingai, kokį kondicionierių reikia pasirinkti. Jo, tai dažniausiai Bronius sėdi pavėsi. Jo, Bronius pasai problemą išsisprendė, kitaip, tai žodžiu. Jo, tai taip, jeigu trumpai, kaip ir minėjai, ta nerašyta taisyklė tarp montuotojų 100 vatų į kvadratą, 10 kvadratų 1 kilovatas, yra iš dalies teisinga. Yra teisinga, jeigu mes neturim papildomų šilumos kažkokių tai krūvių, konvekcinių kaitlenčių, vėliukso langų, vitrininių langų, kada mūsų pastato varža yra sąlyginai gera. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra gamyba, tarkim, turite gamybą, pavyzdžiui, restoranas ar kavinė, mes skaičiuojam kitaip. Ten, žinokit, yra kitos technologijos. Būtų daug maž galingumą galbūt, ką jūs išgirdot, jūs galėtumėte parinkti, bet jau, žinokit, jau su komerciniam patalpom, tai skambinkite Gedartos berniukam pagal iškvietimą ir jie tikrai atvyks ir pasižiūrės, nes, žinokit, kiekviena situacija yra individuali. Taip, nes jeigu taip šiek tiek plačiau pažiūrėjus į tą galios parinkimą, tai dėl ko tai apskritai yra svarbu, tai svarbu, kad daiktą perku ir noriu, kad pasiekčiau savo komforto tam tikrą lygį, tam tikrą nustatytą temperatūrą, tai parinkus blogą galingumą mes nepasieksim
mūsų norimos temperatūros, ar tai šildymo, ar tai šaldymo režimu. Tai va dabar dar galim pakalbėti ir apie šildymą, nes perėsim apie šildymo temą, nes čia gan plačiai mes pakalbėsim ir papasakosim. Iš karto išbėgsiu jums visą tą dalyką į priešais. Šildymo kilovatai netitinka elektros kilovatų. Todėl ir būtent dabar jums Airidas ir paaiškins, kodėl šildymo kilovatai netitinka, nes aš kitą kartą skaičiuoju žmogui, ten skambina, sako, pas mane čia 50 kvadratų, čia viskas šalta. Aš sakau, bam, reikia 7 kilovatų. Sako, tai pas mane tik nėra elektros, ką man tada daryti? Aš tai sakau, gerbiama ponia, iškvėpkit, žodžiu, įspręsim problemą, ten pasirodo šildymo kilovatai netitinka. Tai kolega ir papasakos apie efektyvumą. Tikrai taip, tai iš tikro efektyvumas yra 2 tokie paprasti kriterijai. SEER skopas, SER skop, nežinau kaip kas supras. SEER skopas, SCOOP. Taip, dėl ko aš siūlyčiau būtent pagal jį vertinti įrenginio efektyvumą, nes paprastai sakant, tas skaičiukas parodo, kiek sudeginus elektros energijos, jeigu aš sudeginu 1 kW elektros energijos, kiek aš gausiu šildymo galios kilovatais arba vėsinimo galios. Tai paprastai sakant, skopas SEERas yra padarytas tai plačiai visuomeniai, kad nebūtų apgaudinėjami klientai, kadangi anksčiau buvę kriterijai, kurie egzistuoja ir dabar, ERAS, COPAS, tai yra prie tam tikrų temperatūrų. Tai paprastai sakant, atlik testą prie geriausių temperatūrų, prie geriausių sąlygų ir deklaruoti, kad jis veiks kritiniam sąlygom, tokiu pat efektyvumu, paprasčiausiai būtų melas. Tai dabar, žodžiu, aš truputėlį dar žmogiškai pavertėjausiu. Žiūrėkit, kuo žemesnė temperatūra, tuo skopas keičiasi, nes yra tokia parabolė. Tai tiesiog supraskit, kad yra tokios nepatogios temperatūros, kaip, pavyzdžiui, ties 0 yra būtent efektyvumas 1 ir jeigu jūs klausite savo pardavėjo ir jūs sakykit, labą dieną, man ten reikalingas ten toksai kondicionierius, koks jo yra skopas. Jisai sako 4,7. O jūs tokį bam klausimą, prie kokios temperatūros? Ir jūs jau, Taip. Nes būtent galbūt premium klasės kondicionierius būtent prie 7 laipsnių išduos 4,7, o būtent pigesnis jau duos tik 3. Tai kuo mažiau, tuo liūdniau. Jo, mes mėgstam gyventi linksmai. Tai šitas pas, kaip pasakyti, svarbi vieta parenkant ir patį galingumą, nes, kaip ir pats minėjai, premium klasės ir patys pigiausi ekonominiai daiktai, tai jie tikrai neišlaiko tos pačios galios ir efektyvumo. Tai efektyvumas yra svarbi vieta, norint sužinoti, kiek man reikės elektros energijos, kad gauti X skaičių kilovatų vėsinimo ar tai šildymo, bet prie žemų temperatūrų mes netgi turim bėdą, kad mes tiesiog negalim sugeneruoti reikiamos galios. Dabar aš pavertėjausi. Žodžiu, taip yra. Senas tepalinis radiatorius, kažkada mes čia žiūrėjau lentelę, tai 1 elektros kilovatas atitinka 1 šilumos kilovatų, kuris išduoda. Kondicionieriaus gaunasi taip, kad su 1 elektros kilovatu jūs galite pagaminti kokius PVZ 5 kilovatus šilumos. Tai va čia dabar tas žmogiškas vertimas, kad jūs suprasime, kas tas yra SEERas ir skopas, nes prie kiek galima išplėšti iš 1 elektros kilovato. Ir dabar, dar, atsiprašau, čia jau taip neškinėjant, bet tokį dalyką skambinant. Man čia siūlė ten tokį kondicionierių, jisai prie -25 veikia. Jūs jau paklauskit, kiek jisai prie -25, koks jau yra skopas, nes galbūt prie -25 jis jau, net jūsų tepalinis radiatorius veiks efektyviau negu tas kondicionierius, kuris yra tenais. Tai čia tokie nerašti dalykai, tie tokie paslėpti dalykai, kodėl būtent, ką man mokėti brangiau už kondicionierių, kuris yra efektyvesnis ir būtent yra tos jau vadinamosios, tarkim, geresnės klasės, negu čia man baba pardavinėja 6 metų senumo kondiką, kuris galbūt ir geras yra ir galėtų veikti. Tai atsakymas toksai yra. Žodžiu, prie tam tikro minuso kilovatai labai smarkiai krenta ir kuo brangesnis kondicionierius, tuo kilovatai mažiau krenta. Tikrai taip, mažiau krenta, plus mes turime aukštesnį efektyvumą. Bet aš manau, gal Gedai, taip šiek tiek giliau pasigilinant į šitą situaciją, galime įsivaizduoti, tarkim, paprastą situaciją, nežinau, 30 kvadratų patalpą, vidutiniškai apšiltinta, silpnos B klasės, su galbūt be jokių kažkokių papildomų šilumos šaltinių. Tavo projektuotojai paskaičiuoja, kokie yra šildymo galia, kaip pavyzdys 2,5 kW,
Ateina montuotojas išskelbė LT, man sako, va, žiūrėk, 1000 eurų, viskas su darbais, viskas. Važiuojam, Jessica, kaip pogytė. Kaip pogytė. Tai kas vyksta? Visa nominali galia, šildymo galia, tai visi gamintojai deklaruoja prie +7. Tai kas vyksta, jeigu mes pasižiūrėsim su įrenginio veikimu, krentant lauko temperatūrai. Tai prie +7 mūsų poreikis 2,5 tarkim kilovato, šilta gera 24 namuose, prie 0, galbūt jau 22 namuose, prie -7 jau duok dievė 19, prie -15, -20 mes tiesiog nebesusišildom savo patalpos. Prieini prie įrenginio, jis pučia drungną orą arba visiškai nepučia jokio šilto oro, skambini gedartai, sakai, žiūrėk, neveikia, o tu tada ką sakysi, kad tau kažkas blogai parinko, kažkas blogai sumontavo, blogai parinko, tai tas labai svarbu, labai aktualu, aš manau labiau aktualu yra šildymo režime, nes, kaip pasakyti, karštą vasaros dieną tikrai galim pakentėti galbūt 3 dienas ten su mažesnė temperatūra, tai yra didesnė temperatūra negu norėtume, bet šildymo režimu, kada gali užšalti komunikacijos, kada namuose gali temperatūra nukristi, nežinau, 10 žemiau, tikrai jau diskomfortas didelis. Gerbiamas Arvydai, mesim tokį koziriuką ant stalo, papasakok apie skirtingus regionus Europos ir kaip kai kurie gamintojai skaičiuoja skirtingiams regionams šilumos sertifikatus. Tai va čia tą dalyką gali sutausti apie tos pliusus. Aš jau išduočiau tavo tokią saldį temą, nes tu čia turi ką pasakyti, nes konkurentai tą dalyką galbūt nutyli, nes žinau, kad kiti būtent naudojasi netokiamis lentelėmis, kuriomis dėrėtų naudotis mūsų klimatiniai zonai. Jo, tai pirmiausia, ačiū Europos Sąjungoje, ačiū Europos reglamentam, kurie reglamentuoja tam tikrus niuansus, apskritai įvežant bet kokią tai elektroninę įrangą, tai pagrindinis tas kaip pagrindas, pagal kurį mes galim palyginti bet kokio tipo eko, premium segmentus ir panašiai, tai yra Energy Labelis. LOT 10 reglamentas, jeigu neklystų, reglamentuoja tą įstatymą, paprastai jis nurodo matavimo standartus, kaip turėtų būti pamatuojamas efektyvumas, būtent šildymo režimu, skopas, apie kurį kalbėjom. Tai jeigu mes pasižiūrime į tą Energy Label, matė ant šaldytuvo, ant televizoriaus, ant bet kokių, tai... ir 20 pliusų? Jo, kiek tenais tų pliusų, būna čia pas mus lietuvių tiekėjas ir 4 pliusai, nors tokio žymėjimo nėra. Aš tai nemačiau, bet jeigu kas nors matėte komentarus, įmeskit man, tai 4 pliusai, čia gal kaip Adidas tos paloskės. Adidas plus Prada, plus Gucci. Jo, tai žodžiu, įmeskit komentarus, labai lauksim. Būtinai atkreipkite dėmesį į tą mažą žemėlapį, nes jis yra suskirstytas visą Europą į 3 klimato zonas, warmer, average, colder. Tai mes iš tikrųjų esam colder zonos, kaip pavadinkim, pakraštyje, priskiriami prie skandinavų, bet... Širdie karšti esam, bet išorėje šalta. Netgi valstybinės paramos jama average klimato zona, vidutinė klimato zona, kadangi nėra tų įrenginių sertifikuotų šaltai klimato zonai, jeigu nekalbame apie Daikiną, žinoma. Tai šioje vietoje, ką aš noriu paminėti, tai reikėtų pasižiūrėti būtent šildymo efektyvumą, kiek tų A+, average klimato zonoje, vidutiniai klimato zonoje, nes daugelis galbūt negamintojo pačių tiekėjų deklaruoja, kaip efektyviai šildysies būdamas Ispanijoje, ne Lietuvoje, nes tenais jau vidutinė temperatūra +5, tebūnė +2 bus pati žemiausia temperatūra. Tai tą reikėtų tikrai atkreipti mirtinai dėmesį, nes tai gali kainuoti krūvą pinigų, plus neturėsit komforto, už kurį mokėjot. Žiūrėkit, tada dar toks vienas klausimas pa žmonių. Sako, o tai kuo skiriasi kondicionierius nuo šilumos siurblio oras? Ir aš dabar jums paaiškinsiu. Žiūrėkit, šilumos siurblys, oras gali šaldyme, pavyzdžiui, išduoti 3,5 kW, bet šildyme, ir 7 kW šilumos jisai išduoda. Tai žinokit, va čia ir prasideda visas žaidimas pačio kondicionierių. Dabar retas kondicionierius, kuris parduodamas be šildymo funkcijos. Aš dabar netgi neturiu, jeigu manęs paklausia vien tik tai šaldymo, čia tik tai galbūt pramoniniai reikalai. Aš tik vieną gamintoją žinau. Bet nežinau, kodėl. Mes jau nesakysime. Tai aš žinau, kad šilumos siurblys, oras, jisai yra būtent pasižymė aukštesnio efektyvumo šildymo funkcijų. Nes kondicionieriai, jie visi turi šildymą,
galbūt, tarkim, tuo tokiu metu, kuomet yra rudenėlis ar pavasaris, kuomet nėra to minuso, tai tikrai žinokit, gali ten buteko dar, pavyzdžiui, arba yra šiemet, kai buvo irgi situacija, kuomet anksčiau išjungė centrinį šildymą, o po to gavosi, kad visai vėsoka ir žmonės šavo ir tada jūs turite kondicionierių, pas jūs kaiminė šavo, pas jūs Jamaika, sėdit savo kokteilį gerit šilumoje, suprantat, nuo kondicionieriaus. Palmių trūksta. Tik palmių trūksta, kaip sakant, į dekorą. O kaiminė laukia, kol vėl bus jautas centrinis šildymas. Tai juokas juokais. Būtent tie kilovatai neapsigaukit, jie yra skirtingi, nes šalinime galbūt gali būtent 12 pasiekti, tarkim, pavyzdžiui, 3,5 iki 4 kW, o šildyme gali jis būtų labai efektyvus ir pasiekti 7 kW. Todėl jie vadinami tie Nordic serijos šilumos siurbliai. Nordic tai jau yra asociacija su tuo, kad tai yra iki gilesnio minuso. Nes aš dabar mačiau, iki minus 35 jau pradėjo reklamuoti, kad yra kondicionieriai. Tai aš manau, Lietuvoje tikiuosi, kad nebus to minus 35, nes būtent ir atsiminkit, minusas minusų nelygus, nes būtent gilus minusas ir drėgmės santykis groja savo funkciją ir žinokit, jisai konikas užšavo, nes konikas skiria nemažai energijos pats save atsivėsinti, atsišildyti ir kad jisai toliau dirbti. Tai žodžiu, tai yra svarbus momentas. Ir dabar pasakysiu, kad kai yra šalta, kondicionierius pradeda dirbti kartais garsiau. Takaya life, toks gyvenimas, mes jau niekur nepabėgsime, nes kompresorius būtent dirba savo darbą, šildo jūsų namus ir atsiranda išorinių blokų garsumas. Sako, pas mane vasarą jisai dirba tyliai, o žiemą tai ten su plaktukais kalena kažkas jame. Tai žinokit, ten japonai nespoktukais kalena, ten žodžiu, kuo geresnis agregatas, tuo yra tyliau. Tai dabar Airidas truputėlį galbūt paplėtos, nes žinokit, svarbus kriterijus renkantis kondicionierių yra tylumas. Jo, tai triukšmo lygis, aš manau, yra kaip kertinis kriterijus apskritai, kada tu renkiesi premium segmentą, kada renkiesi eko segmentą. Kaip ir pats paminėjai, tai yra 2 kriterijai, tai lauko blokas, vidinis blokas, žinoma, svarbu tiek vienas, tiek kita. Jeigu gyveni daugiabutį, turi piktą kaiminę onutę ar kažkokį tai nepasitenkinusį klientą. Onutė, kuri augina 3 katinus. Jo, tai lauko bloko triukšmo lygis, kaip ir sakai, žiemą tikėtina, kad jis bus šiek tiek didesnis, bet vėlgi į ką tai remiasi? Remiasi į gerą montavimą, į gerą įrenginio parinkimą, kad jis galbūt veiktų ne 100%, o 80% pajėgumų, kad būtų tam tikros antivibracinės gumos, kad būtų jis montuotas pirmiausia tinkamai. Tai toje vietoje, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai vėlgi globalūs kažkokie vertinimo sertifikatai, kaip pavyzdys Eurovento sertifikatas, kuris jau matuoja būtent triukšmo lygį pagal tam tikrus ISO standartus. Yra laboratorijos, kuriuose yra atliekami tyrimai ir ten, ta prasme, ne iš piršto laužtas, kad ten atėjo, kažkas pridėjo ausį ir sako, čia tai šitas tikriausiai tyliau veikia negu tas. Tas tikrai, kaip pasakyti, teisingas tavo požiūris, bet vėlgi tais Eurovento sertifikatas parodo ne tik matavimo standartą, jis parodo būtent vientisumą, kad tu galėtum lyginti daiktą su konkrečiu daiktu, nes jeigu mes kalbam apie triukšmo matavimus, triukšmo matavimas labai tokia plati savoka, jei nėra vientiso standarto, aš galiu matuoti atviroje erdvėje, uždaroje erdvėje, ant medinio grindinio, ant betoninio grindinio, galiu matuoti metro atstumu, galiu matuoti 3 metrų atstumu, tai tokia paliekama laisvė tiekėjams žaisti ir šiek tiek pritraukti tuos triukšmo lygius prie premium segmento, bet kaip paprasta įsijungus vieną daiktą ir kitą, tai tikrai klausimų nekyla, kas veikia triukšmingai, kas tyliai. Žinokit, 19 decibelų yra tylu. Tai realiai ten, kaip sakant, šnaresys, kurį tu realiai vos begirdi, bet atkreipkite dėmesį, kad kondicionierius paleistas maksimalus greičių tikriausiai 19 decibelų neduoda nei vienas, kurio aš žinau, nebent kanalinis, kuris ten būtų per ortakius jau parinktas kitaip, čia būtų atskira tema. Čia jau yra dinamika. Čia yra dinamika ir kitaip yra, nes būtent tai yra
iš kur atsiranda garsas atsiranda iš slėgio, kuris sukuria tam tikrą greitį ir ten, žodžiu, gimsta tai triukšmas, kurį mes girdime. Tai natūralu, kad tikriausiai paleidus maksimaliai tikėtis, kad bus viskas ten tylu, tai taip nėra. Bet miegamajame tikriausiai norėtume turėti maksimaliai tylų ir tada mes turime būtent lentelę, kurioje mes ieškome tų 19 decibelų ir panašiai. Ar yra koks nors vienas kondikas žemiau 19? Man reikia, kad nėra. Aš nesusitikinęs apie bevėjus, kada yra traktuojama bevėjo veikimo funkcija. Srautas tikrai nesiekia net pirmo greičio, tai ten srautas yra ten kartais mažesnis. 19 decibelų yra tyliausias, o kada ir pats lyginai su būtent mūsų aplinkoje esančiais triukšmo šaltiniais, tai kvėpavimas berods yra 10 decibelų, tylus šnabždesys 20 decibelų. Knarkimas, kad irgi kvėpavimas. Knarkimas tavo ko gero bus 40 decibelų, bet kad įsivaizduot, šnarantis lapai yra 30 decibelų. O galima sakyti kondicionierių šnarančių lapų garsu, kad būtų? Manau, kad įmanoma, pasdaikina, tikrai taip. Jo, tai toje vietoje tie decibelai reikėtų, kaip pasakyti, pirmai įsivaizduot, kokio triukšmo lygio mes galim tikėtis, nes, kaip ir sakau, garsas parduotuvėje berods 60-70 decibelų, tai tas triukšmo lygis vidinis 19-20 decibelų, pirmas greitis tikrai nebus triukšminga, o vėlgi, kaip ir minėjai, apie maksimalų režimą, apie tą, pavadinkim, galbūt ekstra atvejį, kada atėjau į namus, namai įkaitė plus 37, faktas jis įsijungs maksimaliu kažkokiu tai režimu, kada pasieks temperatūrą, jis mažins ventiliatoriaus greitį. Tai nereikėtų galbūt orientuotis į maksimalų greitį, o reikėtų orientuotis į minimalų greitį, kadangi jeigu tu jau teisingai parinkai įrenginį, tai jis veiks 1-2 greičių visuomet. Tai žodžiu tas triukšmas, jis yra, kaip vadinkim, būkim lengvai mūsų priešas. Aš, pavyzdžiui, pats esu mėgėjęs, kad būtų viskas labai tylu. Tai tikrai žinau, kad būtent Daikin kondicionieriai, jie yra tikrai tylus ir pasižymi būtent tokiu, pavadinkime, tokiu maloniu šnarėjimu. Nes aš kaip ir juokavau, kad būtų labai faina turėti kondicionierių, kuris kaip jūros ošimas ošto, arba kaip pušys vėjota naktį ten sukurtų tokią, nors realiai verslo idėja, tarp kitko, kad būtų galima užmaskuoti kaip nors tą garsą. Manau, kad jie japonai su sakinukais sugalvos ateityje kada nors. Tai žodžiu. O dabar galim pakalbėti. Gerbimieji kolegos ir draugai, atėjo vasara, turiu kondicionierių, aš jį pasileidžiu ir jisai nepasileidžia. Tai tau ir kas daryti, ir koks blogas montuotojas, ir kaip čia man gyvenimas dabar nuo to pablogėjo. O aš jums pasakysiu, gerbimieji kolegos, mylimieji žiūrovai, reikia daryti profilaktiką. Mašina važiuoja, reikia keisti tepalus, taip pat reikia daryti profilaktiką jūsų oro kondicionieriui. Turit važiuoti Gedartos meistras pagal iškvietimą. Berniukas pagal iškvietimą į namus. Visi berniukai. Pas mus visi berniukai, merginos nevažinėja. Nors šiaip geras dalykas, nesu matęs nei vienos moters montuotojos kondicionierių. Verslo niša, irgi dar čia idėjų genelių pakrito. Žodžiu, taip yra. Reiktų prieš kiekvieną sezoną nemegokit ir užsisakykite kondicionierių profilaktiką. 2 dalykai. Labą dieną, pas mane bėga kondicionierius. Jūs montavot praeitais metais ir ten už praeitais metais. Klausimas. Sakykit, ponas, o jūs tą kondicionierių valėt? Tai aišku nevaliu, tai kam čia man valyti kondiką nupirko, taigi turi veikti. Atsakymas paprastas. Kietieji dalelių filtrai, kurie ten yra. Jūs neįsivaizduokite, kad tenais jie išvalo viską iki ten daug. Jeigu jūs jį naudojate, automatiškai kondicionierius apsineša, drėgmė yra ir sukrenta viskas į apačią. Gali užkimšti drenažą, ko pasekoje gali įvykti užsikišimas ir pradėti jūsų kondicionierius verkti ir prašyti profilaktikos. Tai žodžiu, tas dalykas yra labai opus ir galėsite paskambinti gedarta.lt nurodytų numeriu, tenais atvažiuos ir padarys. Antras momentas, jūs paleidžiate kondicionierių, jisai mirksi, jis kažką rašo, kažkokias klaidas ir nenori dirbti. Gali būti, kad jūsų kondicionieriui reikia papildyti šaltnešį. Tai arba kažkokia ten yra... Freono, paprastai sakant. Taip, atsiprašau, freono. Tai žodžiu, tas kondicionieriaus papildymas ir slėgių patikrinimas yra svarbus tuo, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, su mašina važiuojate ant žemo tepalo lygio, tai mašinai, žinokit, nėra labai gerai į naudą
Tai va tas pats yra ir su kondicionieriu. Turi kondicionieriaus, pavadinkim, šaudnešio freono lygis atitikti reikiamas normos ir tą dalyką gali tai padaryti tik tais meistras, jūs neturėsite savėje būtinių. Nes tuos filtrus, kurie yra viršuje, jūs galite įsivalyti patys, bet atvažiuoti, dezinfekuoti patys šilumokite, išvalyti, viską patikrinti, slėgius ir kad kondicionierius ilgai ir laimingai iki daugelio metų gyventų pas jumis, tai reikia kviestis karsto karto berniukus pagal iškvietimą. Tikrai taip. Ir netgi tas techninis aptarnavimas, techninė profilaktika būtų galima paskaidyti netgi ir keletą skirtingų variantų, kaip prieš tai buvo eksploatuotas įrenginys, ar jis buvo eksploatuojamas gana tvarkingai, išvariose patalpose, nėra kažkokių tai, aš nežinau, nepjaustų silikato blokelių, niekas šalia, nevyksta remonto darbai, nėra ten dulkėtų kažkokių kelių, žvirkelių ir panašiai. Bet ko Gedai nepaminėjai, kas labai svarbu, tai aš manau, kad tinkamas įrenginio veikimas, kaip ir sakai, kad aptikti bėdą, aptikti galbūt šaltnešio trūkumą, nes vėlgi įrenginys pas mus veiks su didesnėm elektros sąnaudom iki tam tikros ribos, kol išmes klaidą. Bet manau, toje vietoje labai svarbus niuansas yra higiena, kadangi vėsinimo režimų įrenginys, vidinis blokas jau būtent kaupia kondensatą, tas vanduo toj vienelėje stovi per visą sezoną daugiau mažiau sugyšta. Su dulkėmis. Su dulkėmis jis patampa toksai kaip virusų bakterijų šaltinis, ir jeigu tu neturi daikint su flash streameriu, tai tiesą sakant, tu ne tai, kad valai tas patalpas, tu jas terši. Tai labai svarbu atlikti, tai būtent techninė profilaktika, pasižiūrėti, ar įrenginys veikia tinkamai, arba kaip ir sakai, geri slėgiai, ar tinkamas freono kiekis, ar nėra kažkokio nuotėkio atsiveržusių detalių ir panašiai. O kita ta pusė, aš manau, gal net svarbesnė tam mūsų sveikam gyvenimui, tai yra higiena, kad būtų išvaloma pati vonelė, visas šilumokaitis garintuvas, padengiama specialia dezinfekcija, ko pasikoje mes galim kvėpuoti šviežiu oru. Jo, tai žinokit, tai yra savotiški jūsų rekuperatorius yra namo plaučiai, tai žinokit, konikas yra astma. Aišku, juokauju. Nes, žinokit, dažnu atveju, būna žmonės klausia, sakom, pas mus ten blogai sumontavo kondicionierių, čia kažkas yra negerai ir panašiai. Tai va tie tokie negerumai, jie išriškėja, pavyzdžiui, kai būna atliekami pigiai montažai, tai tarkim, pavyzdžiui, ten sumontuoja koks nors ten nesertifikuotas, nors Lietuvoje iš tiesų labai šaunu, tai kad pradėjo žmonės specialistų sertifikuoti, yra būtent švok specialistai, kurie turi turėti tam tikrą F dujų sertifikatą, turi turėti šaltininkų asociacijos pažymėjimas irgi yra kaip didelis privalumas. Tai žinokit, tai yra žmonės su patirtimi ir jie yra būtent žino, ką daro ir jeigu būtų užduodamas klausimas, ar aš galiu pats susimontuoti kondicionierių, man atsakymas tikrai ne, nes, žinokit, garantijos jums niekas ir neduos. Nes tikriausiai, jeigu nusipirktumėte mašiną iš autosalono, jūs ją patys susirinktumėte ir sakytumėte, aš noriu garantijos, sakytumėte, mes turim surinkti mašiną, ne tu turi pas namuose kaip konstruktorius susirinkti, dar po to reikalauti garantijos. Tai vat būtent dabar tokie vat dalykai kaip garantija, tai vat būtent konkrečiai kalbant apie Midea ir Daikin turime 3 metus garantiją, tai yra labai iš tiesų didelis pasiekimas ir tikrai matoma įranga yra rimta, nes 3 metai duoti garantiją tai nėra mažas laikas. Yra konkurentų, kurie labai garsiai skelbėsi, aš mačiau, ten 5 metai, 7 metai. Žinokit, tai marketingas. Tai realiai, tai visiškai, žinokit, tokie dalykai, galbūt jis įgyvenins, bet žinokit, jūs jau tikriausiai jau ties 3-4 metais pamirš, kad jūs tą garantiją turit ir tikriausiai bus. Ir kas žinot, kas mato iš to vietų juokingiausia, Kinijos gamintojais. Taip. Bet niekas nepaskaito čia teksto mažom raidelėm sutartyje, kad garantija galbūt 5-6 metai, bet tu sumokėsi, nusipirksi 2 įrenginius per techninius aptarnavimus, darydamas būtent pas įmonę X už ten, nežinau, 3 kartus didesnę kainą. Tai, žinokit, gerai paskaitykite sąlygas, nes stebuklų nebūna, žinokit. Ypatingai nebrangios įrangos, kurie veiks už taip. Aišku, kalbant apie visus šitos mūsų, ką mes būtent pakalbėjom, aš manau, kad mes vieną sekantį iš mūsų galbūt pasikalbėjimo sąraidų skirsime laiko
ir pakalbėsime apie tokią opų klausimą apie leidimus namams. Būtent padanginėsim apie daugiabučius, pakalbėsim apie jūsų kaimynai, ką jie jums ten gali grasinti ir ko jie galėtų iš jūsų reikalauti. Taip pat, kaip geriau juos sumontuoti pačias pozicijas, nes, žinokit, mes labai maloniai norim jums daug visko pasakoti, bet jums šiandien išgirdote, kaip jums pasirinkti kondicionierių, kokie yra kondicionierių tipai. Truputėlį pakalbėjome apie pačius kondicionierius. Ir aš dar pasakysiu, jūs įsivaizduokit, kad kondicionierius yra kaip automobilis. Tarkim, pavyzdžiui, paimkime Daikin gamintoją, jisai yra Mersas. Nuostabu, galbūt net pavadinčiau Lexusas labiau, nes Lexusas yra iš Japonijos. Ir, žodžiu, kaip ir kiekvienas gamintojas turi pas save, pavadinkim, prabangę seriją, Mercedes turi S seriją, vidutinė ten, pavyzdžiui, tarkim, E seriją, nu ir pigesnė, pavadinkim, A seriją, kur ten yra biudžetinis variantas. Tai taip ir patys kondicionieriai, jie turi tas, pavadinkim, tas 3 serijas, kurie yra pritaikyti kiekvienam poreikiui. Galbūt jums nereikia dėti pačio kečiausio kondicionierių, jeigu jūs norite tik vasarą ten kiekvieną mėnesį pasišalyti ir jūs jo naudosite galbūt mažiau. Jeigu jūs turite namuose būtent probleminius, galbūt vaikus, kurie parsineša iš darželio įvairių bakterijų, dar kažko tokio ir jums reikalingas, tai galbūt tas Flash Stream Daikino technologija yra skirta jums ir jums galėtumėte panaudoti. Galbūt jūs norite įsirengti kondicionierių ir šiandien išgirdote, kaip mes pasakome apie patį pasirinkimą, tai galite skambinti Gedartos specialistams, kurie suradę artimiausią akimirką atvyktų pas jūs ir padėtų jums praspręsti. Mes esam patys būtent sostinės žmonės ir reaguojame ganėtinai greitai, tai čia dažniausiai atvykimas įvyksta ten per 1-2 darbo dienas ir sprendžiame klausimus, ten ieškome montavimo sprendimų ir patarime tai, kas yra geriausia, nes aš irgi esu kaip dažnai važiuoju su žmonėm, bendrauju, žinau jų problemas, žinau teisingus pasirinkimus, kaip sakė, nelipti ant tų greblių, nors lietuviai dažnai mėgsta lipti ant tų greblių. Ir po kelis kartus. Ir po kelis kartus ir labai ten kaimynas Vasė visada yra pats išmintingiausias ir pats geriausias, nes man ten babutė sakė ir panašiai, tai žinokit, specialistas yra. Aišku, specialistų nėra lygų ir nesakau, kad kitą kartą aš esu ten pats kečiausias, bet aš bent jau jums parinksiu tinkamą kondicionierių, padėsiu įspręsti jūsų problemą ir mes būtent pasižiūrėsim, kad būtumėt jūs laimingi. Tai būtent tas kondicionierius tipas, triukšmas, taupimas, ekonomija, tie tokie būtent faktoriai, jie lemia kondicionieriaus kainą. Tai kitą kartą, sakau, nereikalingas pats geriausias kondicionierius. Kai kuomet atvažiuojam pas močiutę, ten jai parekomendavo kaimynas montuotojas brangų kondicionierių ir sako, man 3 pensijų užteks. Tai sakau, gal jums teta ir nereikia tų 3 pensijų, gal mes iš vienos pensijos pabandysim padaryti jums kondicionierių. Tai žinokit, čia yra toks padingas supratingumo dalykas. Ir mano patarimas jums, gerbimieji žiūrovai, nes manau komentaruose jūs užduosite daugiau klausimų. Aš duosiu vieną tokį nuoširdų gerą patarimą, kurį uždavinėja visi kondicionierių montuotojai. Nelaukit jūs tos vasaros, susimontuokit kondiškės ir pavasarį, ir žiemą galite kviestis berniukus pagal iškvietimą, nes kondicionierius tapo ne vien tik tais vasaros dalykas, kondicionierius ir šildo jūsų namus. Ir šildo, žinokit, ir pigiai. Ir jeigu dar turite saulės jėgainę, kuri jums iš saulytės sugeneruoja energiją, kuri paverčia į šaltį, žinokit, nereikia atiduoti tos elektros tinklams, išsunaudokite jums savo komfortą ir kad jūsų namuose būtų maksimaliai. Jeigu turite pas save parduotuvę, savo verslą ir norite, pavyzdžiui, kaip dabar turiu labai įdomų projektą, laive daro restoraną, pasikviečia, važiuoju, žiūrim, laivas, restoranas, sako, reikia čia kondicionavimo. Sugalvojam, padarysim ir laive kondiškės. Ir žodžiu, galite kreiptis, sugalvosim, turim projektuotojus, suprojektuosim ir didesnius pastatus. Tai jeigu reikės jums ir 50-60 kondiškių, Gedarta, tai yra ne vien tik tais, ne 3 žmonių bendrovė, o tai yra daugiau negu 20 plus žmonių, kurie dirba ir mes esame specialistai. Tai nenorim girtis, bet kas daugiau pakels uodegą, jeigu ne pats savo. Tikrai taip. Tai žodžiu, mes su Airidu prašysime jūsų klausimų, rašykite komentarus, mes pasitengsime juos praeiti. Mes kitą kartą sekančiame eteryje galbūt išeisim, paliesime kiekvieną temą galbūt giliau, truputėlį papasakosim ir tas gausis toksai lengvas ne kiek reklama, kiek švietimas. Tai būkim bėdini, bet teisingai, sakykime, taip kaip yra. O tie, kurie manote, kad tai yra labai gerai, norite gauti papildomą konsultaciją, skambinkit.
padėsim. Pasidalinkit video, gal kažkam šis video išspręs problemos, gal nusiusit. Atvers akis. Atvers akis, nes dažniausiai, žinot, tos akis yra mano mačiutė, pavyzdžiui, irgi asmeniškai, sakau, mačiu, sakau, nesikamok vasaras, ko aš tau sumontuosiu oro kondicionierių. Ai, tu čia elektras prisuks čia, žodžiu, pabankrutuosiu, neužteks pensijų, sakau, mačiu. Sakau, tu tik montukis tą kondiškį, aš tau sumagėsiu, niekad neprisuk, sakau tau. Mačiutė vis tiek ten tas yra, tai jūs, žodžiu, parodykit šitą video mačiutė ir mačiutė galbūt bus aiškiau. Ir mačiutė galbūt paspaus laiką mūsų video ir pasakys, kokie faini berniukai teisingai papasakoja apie kondicionierius. Tai va, tai žodžiu, Airidai, pamojuok visiems, o žiūrim, laukim sekančio eterio ir išbėgsime ir papasakosime kažką giliau. Tai va, visiems sėkmės ir berniukai, Gedartos berniukai pagal iškvietimą atvyks į jūsų namus ir patenkins visus jūsų poreikius. Bam. Bam. Iki.